Mes tęsime laidą Lietuva jūrinė valstybė ir kalbėsime dabar apie šiukšles. Prašome nesistebėti, pajūrio zonoje ši problema aktualesnė nei kur kitur, nes nuo tinkamo atliekų tvarkymo didžia dalimi priklauso mūsų upių, marių ir žinoma jūros švara. Jaunoji žurnalistė Giedrė yra ekologijai jautri būtybė. Ponas Arvydai, papasakokite, kur mes esame, nes man dabar taip atrodo, kad esame ant piliakalnio, labai gražus vaizdas, žalia, pieva, visur žiogai, svirpia, o kas čia yra? Mes stovim tokiai vietai, kur buvo Klaipėdos sąvartynas, Kalotės kaime. Buvo tipiškas tarybinis sąvartynas, trečias pagal dydį Lietuvoje. Ir kada buvo įkurtas Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras, pirmą užduotį, kurią mes savo pasistatėm, tai buvo, sakysim, to didžiojo sąvartyno uždarimas. Per visą regioną mums reikėjo uždaryti 32 šiukšlynus, 7 sąvartynus, vadinas. Tai šitas darbas buvo pirmo reikalo padarytas. Čia yra uždengta ant tos, vadinas, atliekų krūvos yra uždengtas toks specialus molio sluoksnis, kad atmosferiniai krituliai nepatektų tiesiai į tą sąvartyną. Apačioje yra sumontuota specialūs valymo įrenginiai. Tas visas filtratas yra surenkamas į specialų rezervuarą. Ten jis yra pravalomas per tos valymo įrenginius. Ir jau švarus vanduo, vadinasi, jis patenka į gruntą. Reikia gerai suprasti, kad aplinka, švarus vanduo, tai yra pačios didžiausias mūsų vertybės. Ir vadinasi, tas vertybės, kurias mes galėsim palikti savo vaikams. O atliekom surinkti yra pastatytas naujas sąvartynas, nes mes jį atidarėm 2008 metais. Jis yra padarytas pagal paskutinį technikos žodį. Ten jau į vandenį nepakliūna niekas. Ten tas filtratas yra surinkamas, atiduodamas į Klaipėdos vandenis valyti ir išvalomas iki tokio lygio, kad tą vandenį galima gerti. Čia šitame šiukšlyne buvo visa Mendelejevo lentelė. Dabar galim sakyti, kad čia mes turim tokį variantą, kad į dangę nubėga jau grynas švarus vanduo. Žinau, čia ir dujos tam tikros, ar ne, kaupiasi? Ir kur jos panaudojamos? Čia metano dujos kaupiasi nuo tų pūvančių atliekų ir yra padaryta instaliacija speciali, vadinasi, tos metano dujos yra surenkamos. Jos yra, tenai stovi, apačioje stovi toks mechanizmas. Jis perdirba tas metano dujas per turbinas, perdirba elektros energiją. Tai visas gamtos jėgas išnaudoja? Taip, visas gamtos jėgas būtų galima išnaudoti. Ir labai ekologiška, tai neįtikėtina, aišku, sąvartynas ir ekologija, bet čia žiūriu koja kojon. Sąvartynas kaip tik yra tas poligonas, kur galima parodyti, kas yra ekologija tikroji. Senųjų sąvartynų uždarimo darbai kainavo per 30 milijonų litų. Tačiau veikla nesibaigė. Dar ne vieną, o keletą dešimtmečių Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras stebės, kaip vyksta irimo procesai. Esant reikalui, sankaupų saugojimą koreguos. Visa tai tam, kad mūsų pajūris ir žinoma jūra būtų švarūs.